Yra, bičiuliai, tik viena žvejyba, prieš kurią man visad, ypač prieš pirmą sezono žvejybas, pilve toksai kirminas būna, toks nesuprasi, džiaugsmas, jaudulys ar kas, tai upėtakių žvejyba. Naujas, nebandytas ruožas. Tiesa, šitą upę esu bandęs, bet dabar pakylom gerokai, sakykim, gerokai aukščiau, negu kad aš dažniausiai joje žvejoju. Tai žiūrėsim. Truputį bijau, kad nebūtų čia mažai vandens, nu, kad nebūtų, kitai žodžiai sakant, myžupis toksai. Bet čia posūkėlių visokių daug, manau, duobių bus, kad ir galimai mažokai vandens bus, bet turėtų vis tiek būti vietų, kur upėtakis galėtų sėdėti. Tai va, bičiuliai, naujas ruožas, nauji vobleriukai. Nu, tiesa, aš jau jos buvau seniau bandęs, bet pabandysiu parodyti ir papasakoti apie naujus vobleriukus, kuriuos pas mane, jeigu ką, galėsit įsigyti šope. Tai va, tokie dalykėliai. Ai. Nu ką, upelį matom. Nusileidimas čia nekoks. Nu gal pavyks čia kaip nors nusileisti. Matos iškart labai status krantai, tai turbūt mes šiandien labai daug braidysim. Dedamės vobleriuką iškart. Jau šitas matęs veteranas, tai ir šiandien pabandysim jo pasitikėti. Labai graži vieta, srovytė, duobė, šakos pasislėpti, bet nieko nebuvo. Nu, nieks nekybo, gal ir yra čia kažkas. Gali būti ta saulė, truputį maišo mum reikalus. Ant saulės upėtakis visat yra toks, sakykim, mažiau drąsus, taip gražiai įsireiškus. Va tokių ruožų aš bijojau, kur vandens labai nedaug. Nu, bet čia daug tokių tiesiųjų turėtų nebūti. Mažiukas upėtakiukas jau bandė čiupti. Ok, tai gyvybės yra. Irgi srovytė, duobė, šakos ir tokią gražią vietą. Toksai upėtakiukas buvo užsiėmęs, tai labai nedžiugina, bet, nu, einam toliau.
Nu čia jau tikrai turi būti upėtakis. Jeigu čia nebus, tada nežinau. Mums vienintelis tikslas dabar yra teisingai čia viską apgaudyti. Opa, turim. Sakiau, bet mažiukas. Ok. Šlapinam ranką. Sušlapinam antrą. Apie tokį visą gerą. Nu gerai. Buvom teisūs. Čia tikrai buvo upėtakis. Bet tikrai ne tokio kalibro aš tikėjausi. Opa. Ai. Čia jau buvo didesnis. Ajo, papa. Čia jau buvo didesnis. Vidury. Užkybo. Nu, užkybo. Neužkybo. Kybo. Kas, bičiuliai, mane džiugina čia šitoj upėj, kad pėdų nematau. 90% reikia braidyti, nu bet yra to tokio smėliuko, kur ir aš praeinu ir turbūt kitas žvejys praeitų, tai jeigu kažkas čia labai daug vaikščiotų, tikrai matyčiau, o kol kas nemačiau jokių pėdų. Na, aišku, ir čia tik išprotėjęs upėtakistas tokioj upėj gali gaudyti, nes labai sunku, labai daug vaikščioti, per šakas perlipinėti, akmenų, braidyti. Nu, žodžiu, upė sunki. Nieko gero. Dėjom iš visokius neįdomius ruožus. Galvoju, tiek to. Būsiu trečdalio nedabaigęs to numatyto ruožo, bet nuvažiuosim žemyn upę. Pažiūrėsim, ten bus didesnė, gilesnė upė. Galbūt tenai kažką pavyks pagauti. Nu va, esam pakeliui į ruožas numeris 2. Čia upė daug vandeningesnė, platesnė. Tai, manau, bus daugiau šansų pagauti didelį upėtakį. Nes vis tiek, nu taip yra. Nieko nepadarysi, maža upė, maži upėtakiai. Gali, aišku, pasitaikyti ir didelių, bet dažniausiai taip yra. Tam ruože, kur aš buvau, tai gal iškart po neršto būtų visai nieko gaudyti. Tenais gal jie būtų sukilę, ieškodami nerštaviečių. O dabar iš tenai jie turbūt visi pasitraukė, tie didėjai. Nelabai ten jiem ir yra tos vietos slėptis. Anksčiau, tai po tokio ruožo dar reiktų, dar 2 tokius galėčiau nueiti. Dabar jau nežinau, bičiuliai, forma kažkaip prarasta. Jau ta baterija tokia, bet reikia. Reikia pagauti būtinai upėtakį. Gerą upėtakį. Nu ką, čia vandens žymiai daugiau. Bandysim, ką darysi, kur dingsi. Didelis upėtakis, hebrytė. Didelis. Ką tik kalė, nepataikė. Gal dar kals. Nors kibimas iš toli buvo, tas smūgelis toks atrodė labai menkas, bet matyt pakankamai stipriai gavo per zubus, kad nebekipti. Tai ką darys, eisim toliau, bet buvo ilgas upėtakis.
bičiuliai, man atrodo, mačiau bulką. Reikia dabar tyliai prieiti. Opa. Turim. Normalų pėtakį. Pagaliau. Galbūt tas, kuris ir bulkavo. Nu, ne super didelis, bet okei. Visai nieko. Opa. Ir kaip tik iškrito wobleris. Nuliuks. Bičiuliai, buvo storuliukas. Pamačiau bulką iš toli ir bum, bulkuotojas. Dar viena bulka, toj pačioj vietoj. Gal čia ir ne bulkuotojas, bet vis tiek gražus upėtakis, plius minus 35 gal centimetrų. Gerai, jis labai nori namo, dėl to mes jį taip pat ir paleisim. Tai va, draugai, šiandien naudoju tokius vobleriukus, Lenkų gamybos, Hunter firmos, medinukai, mediniai vobleriukai. Ten yra du kolegos, du žvejai maniakai, kurie gamina voblerius medinukus. Su jais geriausia dirbti yra twitchinant, tokius, sakykim, gana dažnai, galima visokį tą ritmą mušti, bet tas twitchas nėra kažkoks labai stiprus, labai didelis mostas. Tokie bent jau man pasirodė, kad geriausia tokiais trumpais smūgeliais twitchinti, tada labai gražiai jie dirba, vilioja, kaip matėte, upėtakius. Vieniem jau sudėjau vienšakius kablius, kitiem dar nedėjau, nes norėjau patikrinti, ar tas kablys pakankamai aštrus, ar nelūžta, ar neatsilenkia, tai kaip ir ne. Tik tiek, kad jie tokie originaliai sudėti gana, nu gal man truputėlį tokie per grezni. Gal aš norėčiau šiek tiek lengvesnių, tokių šiek tiek plonesnių trišakiukų. Bet šiaip juos keisti tikrai nėra būtina. Tai va, bičiuliai, 5 cm faini vobleriukai, gerai dirba twitchinant. Geriausiai jie dirba ten, kur yra šiek tiek gylio. Toj pirmoji upiai, kur buvau, buvo labai seklu ir kartais, kadangi yra sinkingai nuo 4,7 gramų iki ten 3,7 liuktais, kadangi sinkingai jie, kur labai seklu, šiek tiek rausia dugną su liežuvėliu, o vat čia, toj didesnėje upėje, kur ir gyliai normalūs, tai labai šauniai su jais buvo gaudyti ir jie tokie gana universalūs. Galima ir patikrinti apatinį vandens sluoksnį, galim patikrinti ir vidurinį, galim ir šiek tiek labiau arčiau paviršiaus pravesti. Nu, tokie universalūs, geri vobleriukai, teisingos formos, gerai dirba gražiai, suteikia nemažai pravedimo galimybių. Tai bičiuliai, užeikite 2kg.lt, pasižiūrėkit vobleriukus, spalvas tokias, sakykim, atvežiau, kurias pats pirkčiau, kurios man patinka. Nu, nežinau, gal jūsų skonis kitoks, bet gana nemažai tų spalvų, tai man atrodo, tikrai kažką rasit savo. Pasižiūrėkit, yra gero Owner Broadvalo, yra karabinų, yra šitų gerų vobleriukų, yra vienšakių Owner. Nu, tai upėtakių temai kažką tikrai rasit. Ir jeigu reikia, bičiuliai, įsigykit, tai paremsit mano šitą video filmavimo veiklą ir gausit gerų dalykų už geras kainas. Opa, turim. Ne super didelis, bet mažiliukas. Opa. Lydeka, man atrodo. Nes didelė žuvis buvo. Mačiau toks siluetas. Nu ir čia tokia rami vieta, kaip tik lydekai. O čia lydekų yra. Manau, bičiuliai, mes čia dar mesim. Nors ir yra čia ta lydeka, bet
Čia tokioje vietoje gali būti ir didelis upėtakis. Valą naudoju Owner Broad upėtakių žvejybai. Mano čia yra pats mėgstamiausias valas, tobulas upėtakių žvejybai. Nu kaip tobulas. Tobulų dalykų galbūt nėra, bet nu žiauriai geras. Labai atsparus. Gerai gesina žuvį. Nereikia bijoti akmenų, kažkokių šakų, jisai nepasižeis kaip pintas valas. Labai tamprus, turi žiauriai gerą amortizaciją, tai galim dėti plonesnius kabliukus, nes su tuo valu, kablius atlenkti yra gana sudėtinga. Naudoju šį 0,18 arba 0,20, bet dabar jau, sakykime, beveik visada 0,18, galbūt galima galvoti net ir apie 0,16, nes žuvis niekada man jo nėra nutraukus. Sakykime, nuo 0,16 iki 0,20 upėtakiui pats tas. Jau beveik prieš pabaigą. Apa. Gerai. Apa. Dar vienas. Dar vienas toks, 30 gal keli centimetrai. Ne pats didžiausias, bet tiek smagu. Upėtakis ant upėtakio, ne? Ir dar vienas mažuliukas.